Tai visų pirma, norime, kad moteris gyventi santuokoje ir pagimdžiusi vaikus galėtų turėti valstybės tarnautojo statusą. Nes vaikas mūsų išmirštančiai tautai yra svarbesnis už visas kitas ir dvasinės ir materialinės vertybės. Prašau, gerai, kad jūs pacitavote tą savo programos vietą iš šeimos politikos, nes aš kai tą vietą perskaičiau, tai šiek tiek pagalvojau, kad gal aš kažko nesupratau. Gal galėtumėte šiek tiek detaliau papasakot, kaip jūs tą visą valdininkų, nebe armija, o čia jau būtų armada, jeigu jūs į valdininkų korpusą įrašytumėt motinas santuokoje gyvenančius mokytojus, kaip jūs ją formuotumėt, kaip jūs ją išlaikytumėt, kaip jūs tai įsivaizduojat, jeigu tai aišku, tai nėra tiesiog lozungas, skambus, populistinis, skirtas patraukti dėmesį. Tai nėra lozungas, tai yra principas, o principas turėtų būti išskleistas diskusijose Seime, diskusijose su visuomenė, bet manome, kad valstybė turėtų motinai šiandien teikti visą įmanomą, visą mūsų biudžeto leidžiama ir šiandien net pagal esamą struktūrą neleidžiama. Tai kokio dydžio turėtų, pavyzdžiui, būti alga jos? Kokio dydžio turėtų būti motinos santuokoje gyvenančios ir auginančios vaiką kaip valstybės tarnautojos alga, pavyzdžiui? Ar galima pasakyti, kokia alga apskritai šiandien turėtų būti Lietuvoje, ta vidutinė metinė alga, pagal tai, koks pragyvenimo lygis yra tos algos garantuojamas. Bet gerai būtų, kad jūs tai pasakytumėt, jūs ruošiatės eiti valdyti valstybę. Kaip minimumas yra vidutinis atlyginimas. Motina turėtų gauti vidutinį atlyginimą. Taip, būtent. Ir aš nekalbu apie tuos visus iš to plaukiančius paramos, vaikų darželių, lopšelių, darželių kūrimo projektus, kurie turėtų suteikti socialinės garantijas motinai, kurių praktiškai dabar jinai neturi. Tas, kas turi pinigų, net ir tas pasinaudoti šitomis institucijomis negali.